Telšių savivaldybės Dagaičių seniūnijos gyventojų vasaros šventėje pristatytas sunkiausias pasaulyje dviratis, kuris tikriausiai bus įrašytas į Gineso rekordų knygą. Šitą dviratį, kuris sveria beveik 1,5 tonos, pirmasis išbandė garbingiausias vietos pilietis, dailininkas dendrologas, kuriam greitai sueis 90 metų, Adolfas Kišonas. Taigi filmuotas siužetas apie šį neeilinį įvykį. Daugam svarstyti atstovus. Laukam komisijų. Valam komisijų, Natalija Krodis svarstyti. Sarsam. Nu ką atrodo tas stebuklas? Sėsk pavažinės ten. Tamstas park, tokių sodų dar nėra buvę, ne? Ne, tokių sodų nebuvo. Tokių nesąmonė. Bet augalėlių tai daug, mėčių gražių, visko. Matosi vairas. Bet vat, kadangi daug mėdžių yra, atvažiuojau ekskursantą sunkiai apeiti. Dausam dviratį galės pasivažinėti po parką. Po parką pasivažinėti. Ir tako sulygins, kur vaka išdraskas su dviratį. Antana. Važiavam, nevažiavam, vis važiavam. Dabar sveram, dabar tik neliepkit, dabar 4-5 valandą sversam, o dabar ir prieš šoną gali paiksluotys. Jums daugiavį volai panašus. Ką apie volai? Dviratis. Adolfa, akšen, žiūrėk, akšen. Va, un tai pompa ir viskas. Padanga, jeigu nuleis pripūsti. O matate, ten turi pripūsti. Pada pompa. Visi dviratį požemė. Tam reikia pripūsti. Čia kur guma yra. Ko padarėt? Aš čia čiupinėjau. Dabar reikėt garsiai paploti Antanau. Seniūnau. Padėka udovans vakarį. Gerai. Galit ir tuo. Kas nepažįstat Antano nuo jaunystės, buvau prašmatnusi tebie. Kiek svėri? 1,3 Давай. Žinai, kad čia teiks vertį. Seniūno akės yra. Ne. Sargė. Leidam. Minam. Važiuojam. Nelek, greitai. 3,8. 5. Gerai. Dabar vyra galis pasvert, palauks daug svaram. Vadovauja darbo. Dabar broniau. Nu tai koks įspūdis? Nu tai geras įspūdis, kada, žinai, tokie daiktai sukonstruoti, nu tai kada pasaulį nustebinti tokiais masiniais išradimais, tai džiaugtis reikia. Kad Žemaitė prieš 755 metus parodė, kad Europoje esam stipriausi, tai ir dabar Dagaičių seniūnas parodys, kad ne tik Ano Barzas stipriausias, bet ir dviratis sunkiausias Ano seniūnijai. Pons Vytau, tai gera tokių seniūnų, kad yra, ne? Be abejo, kad gera. Visuomet tai vairuoju labai gera. Aš pirmiausia pasidžiaugiu, kad ir seniūnas Antanas labai gera darbuojas, labai gerai tvarkos ūkiška, bet matyt, turėdams laisvalaikį, jis pats yra kurdininkas Ginesu, nu ir sugalvoja va tokia atrakcija, bus parkį pastatyti, galės tai turistai pabandyti.
pamatyti, o tokia bus atrakcija. Bet gal didžioji Santan, tikrai šaunus vyras. Direktorė, ar rems tokias iniciatyvas? Pagal išgalis remiam, aišku. Tai čia daugiau entuzijazmus. Čia sakau. Tik turėti entuzijazmų, tu lėšų visat galim rasti. Gerai, ačiū. Ne, sakau, užtvirtinti. Bus dar vienas rekordas. Ir būtina 20 metrų reikia. Ne, nebūtina, bet geriau daugiau. 20 metrų nesimato. 20. Pridėti, ne, tai turi pridėti. 20 metrų. Ruletė. Rulis paruot. Nu, ar dabar ant greitai. Verčiaus ne šiandien, pagalvos, kad prikam žemaičiau. Pritu, tai yra tinkas. Pana užtais. Daug. Pipi, pipi. Dėmesio. Važiuojam. Palaiko. Kol vairs atvažiaus, aš tavažiaus. Pego, kad kojėkės trumpas. Pim. Lašinių trūks. Žinau, kad pats gaminsi, dabar žinosi, koks Reikia padangą mykti. Ar jums kartu? Pamatus laidai važiuoju tikrai tą. Nuverš, užvekinam. Varyk. Nu, paskutinė. Kaip tam žemaisa? Oi, Давай. Kiek? 2 minutės 13,74. 20. Minutės užtruko 13,74. Atstumas 20 metrų. Ja, 20 metrų įveikė per 2 minutės 13 ir 74. Kas sekantis? Aš neįskaudeniu labą. Atsimani, Čia tavai. būtum priekį nešus. Žmona, net čia nu žmonos, į žmoną nadrinsas atnešti. Jūs nenorėsite, jūs Kada teiktarai. Ko yra? Dabar viskas jau. Dagaičių savo Lietuvos čempionės sunkiuose. Ai, kur yra? Monika! Stipriausias mergais Lietuvos. Taip, Lietuvos pasakyk. rinktinis narė, Lietuvos čempionė Monika. Ir taip pat sėkminga parvarys įveitą. Bandyk. Laiką nuimam. Tiesiog į tom puolį. Antrą bairą. Tiesiog bairą, į antrą puolį. Ming. Bet bloga dinamo beveik, nes smarkiau mint, Ming. Да. Давай, больше. Регламент.
Sveikinu. Aišku. Treneri, padėkit. Sėdenės, metalą, kad mums pritaikyti galėtų. Nu ir kapėvus konsurinkom pavasarį, kol dar darbų nebuvo seniūnyje. Ir konstravom dvi. Turėjom gerą suvirintoją Albiną, Rimko, kad mo gerą virinti. Tai vat ir dėka nuo pagalbas, reiškia, atsirado toks monstras. Sakyk, tai čia visas kaimas padėjo jums? Visas kaimas. Kas guolį devi, kas lempą devi, kas dar ko nors devi. Devi žmonių, kad reiškia ir priekabą pasidaryti. Žaliasis rais devi, reiškia cimontą, užsimontauti. Nieks pinigą negėm, svarbiausiai. Pasaka, kokį reikalų, reiškia ir reiškia ir daug veltų. Nuvažiavau Tauragą ir Otavą. Praeitą sekmadienį iki šalmo, koks dviratininkas be šalmo. Tik pasakiau, kur ton šalmą nauduosiu, sako, vakal veškės ton šalmą reiškia. O koks tolimesnis likims to dviratį? Tolimesnis likims to dviračiaus, jeigu užfiksaus Ginesas, on stovės jau artimiaus laikų parke, prie seniūnėjas, atvažiaus ekskursijas, maždaug sam pamintinu. Ir įvažiaus nustovės tam tikrą garžioką, kad jaunims neperstų, ir nustovės parke ir galės ekskursantą norintis paminti. Viskas. Nu. O to nematai mes negirdėjom to pipinės. Mes negirdėjom. Eik tu sako. Ką sunkiai? Nu, bet galėtume. Ne, nenuleisiu žmogų pasirėti. Ne. Sutaupa gegužės mėnesį. Uolas, kaip? Puikiai. Bandysim mylį. A ja? Taip, bandysim laimę. Ne, tas geriau. Nu, tam stais dviračių konstruotos, ką atrodo? Technika gera, bet įpratėjimą reikėtų. Į biškį per sunkiai, nepatogiai, ne? Jo, kad būtų tuik sėdėlė, tai būtų daug patogiau. Tuik sėdėlė. Kad tam sukonstravot on dviratį? Nu, šiaip jau ne pirmas montas dviratis, 2000 gal 10 metas buvo, prieš 5 metus. O kiek nuvažiavo tas visas savo kūrinės? Per gegužės mėnesį numiniau 1500, daugiau negu 1500 kilometrų. Tai buvo Europo dalyvavo 39 miestą ir telšia užėmė antrą vietą. Tai čia mes tik buvom komanda, žemaičių susidarė, kad ir minėm pedaliukus. Nu, kol ir pranašesnis tas tamsas dviratis, kol jis ir patogesnis? Pranašesnis dėl to, kad jis ir greitesnis, ir patogesnis. Atsigolus gal važiuoti? Ir atsigolus, jo, tik kad, pusiau gulu. Tik negal meigoti. Ne, meigoti jau negali, nes esame taisyklės ir parašyti. Nėra numatyti tokį atvejį, kad galėt meigoti važiuoti. Aha, nu primink man vardą, pavardį. Esu Aivaras Bružas. Aha, sėkmės tamsai važinėti. Ačiū, sėkmės jums. Ponia Janina, ar nebuvo, važiavot su dviračiu? Važiavau.
A nebuvau. Nu, buvau taip, kad pirmas iki kumelis, kad buvau užlėpus. Katru nedresiravta. Jie, nesutromdyti, nepravažinėta dar. Ajaj, nu ir tas ondanis į prašmatnus, ne? Nu, mažų dainų buvau prašmatus. Jis tam broliuks gal? Nu, taip. Taip. Nu ir kon čia dar pasakius, atvažiavot iš kur? Iš Radviliškio rajono. Oho. Bet prašmatnas, bijoj, kad, žinai, gal nepasieks rekordą, nakveit. Per internetą sužinojau. Vaizų brolis sėdų tokį bagadelnis kažkokios. Sakau, važiuoju vaizėti, Jėzus Marka, uns ten nesusižeistom, kad neatsitektų kas nors. Nakveičiau, kaip čia atvažiava. Nu ir jam malonu, kad... Nu, malonu, va, į gėlelis įteikia, o priėmė. Kad pasteb visi žmonės tokį senuo. Didelė. Sugalvojimus. Bet uns žmonės myli. Atvažiau kitos kalbos, ne uns myli žmonės. Man žmonės geri. Man paded, man uns teik, čia ir įsimylėjus ton kaimą, nežinau, garbė žodis, kuomet suvažiaujam, tuomet uns didelė patink su žmonėm dėri. Žodžiu, Antonis yra šaunuolis. Antonis. Įveinas iki kapus išbraukto, aš papasakos. Viens tik nuvažiavom į kapinę, girdžius. Aš nieko nesakau, ten moteriškas ravė kapus. Al sakau, kas čia jums su to smėlį čia privež, na liupta bus, na niek. Ai, turam gerą, sako vadovą. Patrambėlės. Antana, korespondents nori važiuoti. Sakė, aš palaikysiu namą. Ne.